Išgelbėjo visas šventės mano, atveždamas kamerą. Davai. Išgelbėjo realiai šventės dėl to, nes išskrendu į Italiją slidinėt. Reikėjo kameros man, o buvau palikęs pas jį. O dabar yra ankstus rytas. Jisai grįžo namo tik 5 valandą ryto. Rašiau jo visai šeimai, kad keltų jį ir kad jis galėtų atvežti mano kamerą. Viskas gerai, pavyko. Taip, kad galim skristi jau. Skridis kažkur už 20-30 minučių. Žodžiu, filmuoju slaptai. Pradėjau filmuoti ir mane pasigavo apsauginis ir sako, čia negalima filmuoti. Ir paprašė viską ištrinti. Praėjom čekiną visą, praėjom patikrą. Laukiam skrydžio, dar valandą iki skrydžio. Slėpiu kamerą ir pasimatysim lėktuve. Dėdė Vykintas jau pasiruošęs. Gero oro palinkėjo. Hello guys, what's going on? Kokia kalba pas tave vlogas? English is my second language. Žodžiu, skrendame į Turiną. Porą valandų skrydis bus. Porą valandų dar važiuosim su autobusu iki vietos, kur mūsų yra apartamentai. Vykintas jau pasiruošęs. Debesis. Ten pačioj, o kaip žemė atrodo debesis ir tada čia dar viršų yra virš jų darbas ir tada va dar debesis. Gameris. O, kada įkasta? Tai palikiam balojeką? Palikiam. Jeigu Adomas šitą idėjas, tai merginos pereikit pas mane į vlogą. Bro, what are you talking about, man? Matysite mergaitiškų dalykų. Čia tai bernikščiai tokie bus faini. Nusileidom, viskas tvarkoja. Visai neblogas skrydis, nes aš kadangi labai aukštas esu, tai dauguma lėktuvų man yra labai nepatogu sėdėti ekonominiai klasiai, bet šitas būtent Baltic, tai pasakyčiau, kad visai patogiai. Kas čia taip žiūri? Dar para iki. Kodėl, bet žiūrėk, mes atvažiavom dabar Turinę, kiek čia? 3 valandas važiuosim nuo 11, 2, 3, sakė 2. Nestosim ir dar spėsim paslidinėti. Išlipus iš lėktuvo skubėjome atsimti savo lagaminų ir nusprendėme, kad reikia pasidaryti bendrą šeimos nuotrauką, kadangi žinojome, kad vėliau kelionėje to padaryti nesigaus. O čia jau kraunam lagaminus ir slidės į autobusus ir važiuojame mūsų viešbutį, kuris yra už 2 valandų kelio. Jau važiuojam tarp kalnų, dar ne viršui, dar ne serpantinai, bet jau kažkas. Atvykom. Wow, kaip užsihaipinęs slidėt dar. Rodų kambariuką kokį gavom. Toks paprastas, bet viskas taip neblogai atrodo. King size bed lova, jie svarbiausia. Nors ir kambariukas mažas, bet toks va vaizdelis išeini ir kalnai. Aš jau tik tai galėtų dabar šviesti saulę, bet teks palaukti geresnių orų. Pranašavo gal ateinančią savaitę šviesti saulę, tai žiūrėsim. Dabar ką mes išsikrovėm, viską pasidėjom, rūbus, daiktus. Eisim kažkokią kavinuką prisės, nes mums vakarienė tik tai yra 7:30. Tai eisim dabar papietauti kažkur kavinukė, galbūt praseisim pro miestelį, pasižiūrėsim kas gero ir, nieko, žiūrėsim. Priešais mus ką? Gangsteris su gangsterė. O, Mišelė dabar įsijungia kamerą, kad mane nufilmuot, kaip aš atvedžiau ne ten. Kaip gerai, kaip vlogeriai visi yra aplinkui. Nu? Nieko pačiam filmuoti nereikia, viską paderins. Viską paderins. Po to vlogą savo sumesiu iš Adomo footage'o. Aš tai sakau, kad mums reikia grįžti į 1. aukštą. Žodžiu, mes negalim rasti išėjimo normalaus, kur yra visos kavinukės. Vat Mišelė ant kiekvieno. O, toks fontaniukas ten atbėga gražiai. Aš manau, kad čia fainai labai atvažiuoti su savo automobiliais. Toks kitoks vaibas. Ant automobilio užsidėti tą, žinai, kaip
Bet ne į viešbutį, aš jeigu su automobiliu. Ne, tai mašina, tai jau į... Faktas, apartamentai, jau ir pats gali pasigaminti kažką. Taip. Bet to mes, kai buvom Pilui, mes sakėm, daugiau nepavarysim į hotelius. Ir tada... Čia one time. Bam, ui, va čia mes rytoj kilsim. Čia yra pastatas, su kuriuo mes rytoj čia nueisim ir pakilsim į kalną. Ir daug galėsim pradėti savo tripą. O toks, o paršiukas, hybridas. Čia yra kažkokia pizzerija. Eisim piciutas pavalgyti. Eisim pickės, ne? Einam pažiūrėti, koks meniu. Kaip skaniai kvepia. Kaip skaniai kvepia. Žodžiu, užsisakėm pizzą, 3 gabaliukai už 12 eurų. Liuks. Ir kai užsisakai, ateini prie langelio, žiūri, kaip tau ją gamina. Nu, jinai tiksliau pagaminta, ją dar šildo. Pečia, pašildys ir tiesiai mums paduos. Eisim paeksplorint truputį šitą vietą, nes dar čia neaišku, kur kas kaip yra. Žiūrėsim, kas toliau. Šiandien biškį polisio, pasilisėsim, nes rytoj pradėsim slidinėti nuo pačio ryto. Tai dar nufilmuosiu, ką vakarieniai valgysim, nes vakarienė bus švediškas stalas, tai ten galima dėtis kiek nori, ko nori, kadangi mes Italijai, tai visi tikriausiai žinot, italų virtuvė yra, man asmeniškai viena geriausia. Tai turėtų būti tikrai skanu. Bus tikrai skani ir nieks nenori dabar tos pizzas, paėmė tik tu, aš ir Ketrin. Ir visi jie dabar... Na tai va, visi lauks, visi, žodžiu, visi pavydės dabar, ką mes valgom. Pirkom 3 gabaliukus pizzos, gavom 4 nemokamai. Aš manau, valgė. Tai visai neblogai šito. Adomai ir Mišelis blogas. Nežinau, ar čia filmuot galima, iš kuosmų tragiškai atrodo. Sakė, mūsų prie 12 turi būti. 13. Vakarienės nefilmavau, bet taip atrodė maistas. O, valgiam. Ką čia papasakot jau? Po to. Žodžiu, jau einam, kelsime šitais mažais cepelinais. Dėlpsim. Tik pažiūrėkite vaizdus. Praeitas 3 dienas buvo labai apsiniaukę. Rūkas buvo labai stiprus. Kadangi buvo labai stiprus rūkas, mes varėme į Prancūziją. Ten oras geras, bet ten buvo labai stiprus vėjas, tai irgi nebuvo kaifo čia žinėt. Pagaliau orai pagerėjo. Šiandien bus kūčių vakaras. Turėsim kažkokią gal vakarienę. Bet reikia išnaudoti geras oro sąlygas ir paslidinėti. Pasižiūrėkit, kai namukai atrodo, jie susilieja su žemė. Apsnikti. Tokios trobelės, ne šita, bet... Galiu pasakyti, kad mes buvom užpraeitais metais, ar kada, jau prieš porą metų buvom irgi Italijoje, Pilos kurorte. Tenai su kavinukėm kalnuose buvo žymiai fainiau. Ten toks atrodo vaizdas gal geresnis. Jie išvažiavo čia. Tikrai čia ne mum varyt. Aš ten nerizikuosiu, nes mūsų chata va tenais. Saulė, vitamino D šiek tiek, pasižiūrėkit. Tai va. Keistai atrodo toks debesis ir čia saulė, o čia jau kalnai. Tai va, čia matot tokį slidinėjimo kurortą, Lietuvėlį. Atrodo gal lygų, bet šiaip yra daug įvairių skirtingų trasų. Už jo dar tenais yra trasa. Dabar šitą kalną pakilus, už jo yra Prancūzijos kurortas. Žodžiu, Prancūzijos kurorte yra toks dalykas, kad tenais trasos jau nudrožtus labai. Ir ten vien ledas. Esmė, kad ten neužsisėdi sniegas, nes ten labai vėjuota ir jį nupučia ir tada lieka kietas tas sluoksnis ledo. Ir plus ten žymiai daugiau žmonių, tai jie visi nudrožė. Buvo oro sąlygos geresnės, bet tiesiog buvo žiauriai lievos trasos. Kas gelbėjo, kad, sakau, tenais nebuvo visiškai jokio rūko ir mums buvo šiek tiek kaifas slidinėti. Tik tai, kad iki ten nučiuožti yra kelio. Kem 5 minučių pasikelti. Bet aš manau, kad šiandien čiuožinėsim tik tai šitą mūsų kurorte pagrindiniam Italijos, kadangi oras yra pasaka tiesiog. Pažiūrėkit, koks kalnas. Atrodo linksmai trasa. Nežinau, ar labai gerai matosi, bet plati ir nuo pat viršūnės. Let's go! Ups, netyčia nukritau. Taigi pas neišsidrebiau. Mačiau. Kas su snowboardu šiek tiek užknisa, kad kiekvieną kartą reikia nusiminėti ir užsidedinėti ant kalno, sakinėti apkūstą, nes kitaip nepasikelsi. Nebent keliesi su tais
tokiais, kur tarp klyno įsikiši. Tada dar galima nenusiminėti. Bet vat, su tokiais, va, kur reikia atsisėsti, turi visą laiką va, tai va, vieną ko atsisekti ir gali eiti. Žodžiu. Normaliai? Au! Kokiu greičiu jūs atskridai mus? Galvau, kad pamėsiu kamerą, ne? Aš galvoju, aš nuskrisiu. Varom dabar į tą viršūnę ir nuo jos taip gražiai leisimės į dešinę, o paskui eisim už to kalno. Deriuką tą gaudį. Jo. Ten topinis. Šitą kelionę mus gelbėjo va šitas va vaistas, Vaistukai. kuris realiai padėjo nesusirgti, nes merginos realiai jau serga, o jas šito atgėrimo negeria. Op, Ir skanu, Čia vaistukai. ir nesirgsim. Man liuks, bet ten juoda trasa, aš nenoriu važiuoti per juodą. Tai reikia ten tiesiai čiuožti. Žiūrėkit, kaip tenais toli, aš nežinau, ar matysis jums, bet va tenais, va, tarp šitų dviejų kalnų, atrodo kaip jūra, nes tenais, kaip ir mums, va tenais va būdavo, pasaras 3 dienas, rūkas ir nieko nesimato, tai va dabar tenais tas pats, ir virš to rūko kalnai. Vakar, pavyzdžiui, tiksliau paskutinės 3 dienas nebuvo nei vienas sraigtasparnio, nes ant tiek buvo rūkas, o šiandien jau gal kokius 5 mačiau. Buvo man va to va kalno, ten dešiniau, va ten kažkur. Dabar atvarėm va kur iki šito, kur sakiau. Tai ne už šito pasirodo, o čionais, priešais jį priejo. Iš jo yra dar trasų, bet tenais jos dar neparuoštos ir netidarytos. Sezonas yra jau arčiau pavasario, ne visos trasos veikia. Nu, bet vis tiek daug trasų yra atidarytų, daug keltuvų kelia. O tai va. Pašvietė saulė ir viskas, rūkas. Ta pati trasa, kur filmavau, dabar nieko nesimato. Jo. Oi. Čia. Net nesimato normaliai žmonių. Dabar čia offroadų varom. Bet esmė, kad labai sunkiai batos viskas. Mūsų katrūnė nukrito. Dabar pritupimas. Ava, šiaip skauda. Skauda? Aha, keli. Atsargiai. Nusprendėm, kad norim biškį iš trasos išvažiuoti ir važiuoti link namų, nes kadangi keltuvai neveikia, tiksliau trasos neveikia iki pat namų, mes norėjom atrasti kelią iki pat namų per offroadą, tai mes dabar esam miškelėje kažkokiam. Va čia yra trasa, iš kurios mes išvažiavom, nu už keltuvą ten aukščiau, kur tas namukas yra trasa. Mes iš jos išvažiavom ir dabar va, tai va, per Powderį. Šaunam čia, va, matai kur traksai šitos Jo. žvėries ar kieno. Varysim žemiau. Ir tada apvarom medžius ir varom į apačią. Let's get it! Jo, let's get it, sako. Čia yra svarbu nenukrist, nes jeigu mes nukrentam, vsio. Va toks va
vaizdelis. Mes nežinom, mes tiesiog leidžiamės nuo kalno, čia jokios trasos nėra. Trasa jau trasos yra toj pusėje. Tai mes dabar tiesiog leisimės čia nuo kalno ir žiūrėsim, ieškosim būdo, kaip pakliūti į hiking tracką. Nes šiaip yra labai daug tų hiking visokių keliukų aplink šitą kalną. Tai mes turim bent jau pakliūti kažkurį, kad galėtumėm grįžti link namo. Mūsų namai yra kažkur va toj pusėje. Tai mums reikia va čia leistis ir kažkaip tai priestis. Ne! Va čia yra blogiausia powderį, kai tu pameti savo liksvarą ir prisėdi. O, vaikyti! Va tai va. Čia kažkokia neparuošta trasa. Prieki. Aš tikiuosi, kad va šita neparuošta trasa. Mato, tokie stiebai yra ir va čia priešais juos yra trasa tokia neparuošta, kur atvira. Tai aš tikiuosi, kad jinai užsirečia kažkur ten. Nes jeigu ne, tai mums į tą pusę tai nereikia, nes ten iš viso neaišku kas. Nu, bet kažkaip surasim. Stranded out here in the Alps. Girdė, lietuviškai. Va, čia ir varom, jo. Bet tai žiūrėk, tai kur mes čia nuvažiuosim? Nu, labai negerai, kad čia panuvarėm. Varom kairiau, kad minkščiau nuvažiuoti. Lipam atgal. Ką? Lipam atgal. Mums reikia va ten, tai dešinę, o ten nėra tiesiog traso. Nu tai davai, varai. Iš karto va ten per miškelį dešinę arba nežinau kaip. Čia reikia. Tiesiog. Sugalvoja, bišai. Iki namų nuvažiuoti. Kažkai mums čia reikia. Vaizdelis tai čia insane. Kažkai mum į tą pusę. Oi, tu seni, tu pažiūrėk čia į kalną. Nežinau, žodžiu, tai pažiūrėsim žemėlapį. Kur mūsų viešbutis? Seni, tu neprikolink. Mums va ten, va. Ai ne, all good. Jo, va tenais mum. Bet čia be šansų nuvaryt. Kalną dabar reiks lipt. Pats blogiausias dalykas yra lipti kalną. Prisirengus bele kiek, žiauri karšta, jau nebegaliu. Jau gailiuos, kad mes čia nuvarėm. Užlipomės į tą kalniuką. Čia pasirodo yra trasa jau. Neįsim į trasą, varysim va čia. Per miškelį matom, kažkas pažymėta ant medžio yra. Eik, na! Nebenori nieko, seniai. Nebenori eksplorint? Varom eksplorint ar kaip? Aš tai eksplorint. Nu tai varom. Negausime čia baudos, kad mes čia lazinam. O, seniai, palauk. Is it possible to go down? Possible? Tai varom. Žodžiu, pasakė, kad viskas uždaryta ir jeigu mus pagaus, tai mokėsim baudą. Sleidom nuo to kalno, atsidūrom kažkaip miestelį, bet lyg ir va čionais turėtumėm čiuosti. Pagal žemėlapį atrodo, kad turim čionais leistis. Va, mūsų viešbutis, viskas. Ramu. Pagaliau radom kelią. Kalėdų diena jau. Nežinau, ar jūs mane girdit. Kadangi pas mus Italijos pusėje vėl rūkas didelis, neįmanoma ten čiužinėti, nes nieko nematom. Tai atvarėme į Prancūziją, nes galvom, kad geresnis oras bus. Nepasakyčiau, kad labai geras oras, nes vėjas tiesiog belė kokius. Dar plius sninga, nu, bet saulė matos. Tai nežinau, gal ten toliau pačiožus, tas vėjas nupūstas visus debesis ir bus geresnis oras. Tai šiandien čiužinėjom Prancūzijoje. Galbūt neilgai, ne visą dieną, bet žiūrėsim pagal taip, kaip jausimės. Tai žinau, aš pasakoju ir aš nežinau, ar girdi mane ar ne. Toks apalduriukas. Nežinau, čiuošim dabar va ten, kur nesimato, nes matom, kad atitvarėm.
kaip ir sakėm, pragiedrėja, tenais dar vis debesis, bet va tenais jau giedras. Kažkoks bent jau vaizdelis matosi. Varom dabar dar kur nebuvom. Tolimiausia jau čia Prancūzijos keltuvo. Tai... Pažiūrėkit kaip gražu. Kaip padaryti tokie pėsčiųjų takai, vaikščiot šeimoms, dar ir tokių atvaizdų. Daug tikrai žmonių atvažiuoja į kalnus ne tik paslidinėti, bet ir pavaikščiot. Va ten, pavyzdžiui, toliau su šuniu, nežinau, matysis, bet irgi bus tokių vaizdų. Jau matau, kaip reikės atsisekti batus. Nu, mes čia dar nebuvom. Čia toksai varlinuko keltuvas. Šitoje vietoje mes dar nebuvom. Reikės išbandyti šitą trasą, manau. Gal mums reikėjo tuo keltuvu varyti? Varom, žodžiu, į kitą keltuvą, nes čia tokie va eilė, o tenais beveik tiek. Vat šitas dalykas labiausiai snowboardistų, nežinau, man asmeniškai, nežinau kaip kitiem, bet atsibosta. Kiekvieną kartą atsisekti reikia ir tai va spirtis, va. Matot? Nu, tikiuosi veiks mūsų kortelės. Šitas agresyviau kelio. Bet čia tokie nauji keltuvai šitie. Nu jo. Oi, pažiūrėk, kad ten per miškelį. Kairiai. Ten? Visai kietai atrodo. Žodžiu. Kiek dabar valanda? 12. Nu, aš sakiau 12 namo, bet kad visai gerai čiuožiasi, tai manau dar porą valandėlių tikrai reikia damušt. Ir tada šiandien bus biški poilsio. Jau biški pavargau iš tikrųjų nuo šitą slidėjimą. Čia vat neveikiantis keltuvas. Bliam, seniai, mums reikia į tą, pažiūrėk, jis nedaug kelia. Ne veltui čia žmonių ir nebuvo. Davai paeksplorinam šitą pusę. Pasama homies. Prancūzijoje, karočią, turtingesni, tai jų keltuvai nauji. Viskas čia clean. Visas. Aik tu. Važinėjom jau namo, nes visiem autas. Mes kilsim į debesį. Žiūrėk, kodėl jūs sukotės. Kylam dabar pamatyti, ką mes kylam pamatyti? Mes kylam į aukščiausią tašką Europoje. Vieną aukščiausią. Aukščiausią? Žodžiu, aukščiausią tašką Europoje. Nežinau, čia nuolat. Jie galvoja, kad mes varysim nuo aukščiausio taško Europoje su bordicu, mes čia tiesiog atsivežėm, nes neturim kur padėti. Jie mus tiesiog džedžino. Bitemaja. Žodžiu, mes su kažkieno čia čiuošim. Ir visi taip galvoja, ir mes taip galvojam, ir mes taip darysim. Parodysiu, kas bus viršuje. Pakilom į vidurinį sustojimą, einam toliau. Turim įsėsti kitą kiaušinį, kuris mus pakels į pačią viršūnę. Sudėtinga lipti, kai keltuvo nėra. Dar vis laukiam kiaušio. Ten žmonės vaikšto. Gal reikia irgi tokį mid-stopą padaryti. Mes grįžtam padarysim. Čia va taip pat reikia eiti. Matė tokį kiaušinį įlipam. Kylam. Ir po to leidžiatės jūsų snowboardu, va, nuo ten, nuo pačio Monblano per Purieną, patys leidžiatės. Dviese su Ignu ir mes draudimą jūsų gaunam, man ko parašyti draudimą. Manęs. Ok. Man tinka. Leidžiu. Ten kilsim. Aukščiausias Europos taškas. Bent jau taip sako. Tai nežinau, pažiūrėsim. O, nepatenkinta paauglė vėl prisėdo. Aš irgi. Ir jos broliai. Kažkai tu žinai, koks čia bus crazy dalykas. Nuo Europos aukščiausio taško su snowboardu. Crazy, mes ekstremalai. Visi normalūs. Išskyrus jūs. Du. Oi. Dar vienas čia normalus. Aš tai jau ir saugus. Nu toks atrukelis užėjo ką tik.
pusvalandį kažką, bet aš ką tik atsikėlęs. Aš jau viską padariau, dabar man gerai. Taip. Dar mastom, ar slysim nuo kalno, ar neslysim. Čiukas nusiminė sėdi, kad turi kontroliuoti kiaušinį. Kas tau? Galiu aš per tavo? Nu tai žiūrėk, aš tau papilnuosiu, galėsi. Big problem. Or influencer. Nukidalinu, tiesiog telefoną. Bitė Maja. Čia žiauri statu, bet tai žiauri insane. Kažkai varysim? Žodžiu, dar sprendžiam. Mes beveik pačiam viršui. Kaip kažkai nenori, čia yra šakės. Seniai, čia realiai trūksta degonės. Jo, man jau svaigsta galva. Man irgi. Prikin. Nedas negali net į lauką išeiti, jau turi kūrą reikia. O, kaip gera, degonės yra. O, wow. Va čia tai vaizdas. Pasakė, kad galim čia žemyn. Nu, aš neleidžiu. Sigirdėt, man leidžia. Eik tu savo. Tokio dydžio daro, kad aš nieko nematau. Labai dabar debesis yra ant viršūnių, bet vis tiek labai gražus vaizdas va čia va žemyn. O čia galim pamatyti viršūnės. O tai čia kuri ta aukščiausia, va šitas ar tas kitoj pusėj? Mišelė, kuris? Ignai, kuris čia karščiausias? Saulės sakiniai. Kuris čia aukščiausias? Va šitas vakairiai? Arba čia va? Kažkuris vienas iš tų. Arba šitas, arba va tas va. Mes galim nuotrauką padaryti. Nu galim. Pažiūrėk, šuo su tapkėm. Taip. Dabar mes dviese darom selfie. O gali tu daryti? Nu daryk. Aš nematau, palauk. Žodžiu, padarėm. Tai vat, tenais yra grupelė žmonių, kurie haikina per kalnus. Yra visas trekas padarytas, o tai va taip jis eina, jau čia tenais užsiriečia. Ir tu gali užhaikint, man atrodo, iki tos viršūnės. Rimtai nusteikia. Kad jį patiko šuniukas. Nuo saulės. O tai kuri čia viršūnė, va tas ar Ne. tas? Čia, va tas tai ne viršūnė, pats Montblanas, va viršūnė. Bet tenais matot, kažkas čiuožia nuo jos irgi. Bet tik tai gaila, tai kainuoja. Jeigu nemokamai, tai ir mes. Tai kainuoja. Ir nemažus pinigus. Nes į Everestą irgi užkilt dideli pinigai. Iš Everesto ką tik tai čia ne viršūnė. Gerai. Tikintas buvęs Everestą, jisai žino. Nežinau, aš labai noriu leisti žemyno kalno. Bet čia ant tiek statu yra. Nu, tai aš parodysiu jums. Nežinau, čia jums turbūt nesimatys, bet va čia vat yra jau pračiuošta, jau kažkas čiuožia. Nu, nežinau, galima rizikuoti, bandyti. Ar verta tiek rizikuoti, nežinau. Čia labai gražu. Kalno viršūnė ir atrodo tiesiog, va tai va, lyguma. Nu gerai, reikia pamastyti. Cringe. Kažkai, aš sakau leidžiamas. Čia, kad teik parodysiu tau. Aš priversiu kažkai leisti žemyn. Tai va perlipo ir va. Bet jie jau yra, matot, pasiruošę ir su kuprinėm. Su kuprinės yra visokie, va, pikeksas, kad jeigu kas, matosi pasiruošę. Nežinau, norėčiau varyti, bet biškiai čia yra rizikinga ir labai statu. Eik tu, na, kaip fainai. Čia va, šita va, atkarpa yra vienintelė, kuri baisi dėl to, nes čia yra stačiausia vieta. Ir tenais yra labai daug tokių mažų akmenukų, kuriuos tu turi apvažiuoti, kad pakliūtum į tokią atvirą vietą, na vat kaip ten jau apačioj, kur va nieko nėra ir tiesiog pavadarys ir gali čiuožti ramiai. Vienintelė va tokia va baisi vieta, kurią aš taip noriu, tu neįsivaizduoji. Paskutinį nefainiausią padaryti. Nes jeigu užstringi, jau visi pravalė. Čia tiesiog, kad va čia va šita atkarpa baisi, kur akmenys, tenais paskui normaliai. Čia prisiminimų įrašas šitas, kad aš jau noriu tokį experience apturėti, bet kad tokį experience apturėti reikia labai daug pasiruošimo, daug patirties, tai reikės pasiruošti, pasižiūrėti ir varysiu. Šiandien vidurinė stotelė yra, tikrai gražus vaizdai. Toks va, atžingsniuoja visą šeimyną. Čia leisiu žemyn, kad kilti kurortą paslidinėti. Esam Kormajer kurorte. Labai pasisekė, kad gera diena čionais, nes čia vienas iš topinių kurortų čionais yra ir reikia pataikyti ant gerų orų, jeigu norim kaifuoti. Tai...
Su va tokiu vat vaizdeliu leisimės dabar offroadais per Powderį. Let's go. Nežinau. Senį čia reikia dropinti. Va, nuo tokio va kalno offroadų nusileidom. Kažkiek va, susirado savo spatuką pamiršt. Dabar va, mums reikia čia žemyn ir ten susijungs už to trasa. Tai reikia dabar mums tenais atsigauti ir tada, kai jau susijungs, mes tenais leisimės juoda trasa link Cepelinų, link su kuriais pakilom iš šitą kalną. Ir varysim su skibusu atgal į savo kurortą. Dabar mums reikia kur? Ten, ne per vidurį. Ant ledo čiuožiant žiauriai pavargsta kojas, tai stojam kas porą minučių pailsėt, nes kai tu čiuoži ant sniego ir paruoštos trasos yra visiškai kas kita negu tu čiuoži ant pradaužytos ir kur kupstai ir kur ledas. Vietomis minkšta powderiukas, o po to būna tiesiog ledas, realiai neįkimba tavo kantai. Pasižiūrėk tavo, kaip offroado viršui varo. Eina savo. O! Eik tu! Smygis bordas buvo. Aš visas kročia, visas sniegė. Į eglutės ten. Crazy bitches. Eik tu, na! Kaške? Aš įstrigau! Nebegaliu išlipti. Bičas, nu! Iššokinėk tiesiog į viršų. Eik tu, na! Jėdu, da! Kalėdų senelis Adomas. Varom namų čia. Varom. Pailsim biškį prašau. Adomas ilsisi. 1 minute later. Let's go. Wow! Wow! Įsmigo bordas! Aš jau tiesiog atsiradau! Žodžiu, grįžom po Mont Blanco kalnų, Kormario kurorto. Nusprendėm, kad aš jau šiandien tikrai nebeslidinėsiu, čia mūsų buvo paskutinė diena. Kad irgi jau viskas autas, kažkiek dar pakilo į kalną, nori porą kartų nusileisti, tai aš persirengiau ir dabar kilsim su kiaušiniais į kalną, kavinukai šiek tiek pasidėti, galbūt karšto šokoladą atsigerti, dar kažką tai biškį pačilinti jau. Paskutinis vakaras, paskutinė diena, o ryt nuo 8 ryto jau autobusas mūsų čiumpa ir važiuojam į oro uostą. Jums te būsina į Ojej!
Viskas, grįžtam atgal, einam į Cepelinus ir leidžiamės į savo viešbutį, nes reikia krautis lagaminus, reikia susitvarkyti kambarį, susižiūrėti visus dalykus, taip pat dar nueiti suvenyrų nupirkti mano tėvam, broliui gal kažką pravežti irgi. Nu ir žiūrėsim. Toks patripas buvo. Skanus karštas šokoladas buvo, ne? O dabar dar stovėsim eilėj, kad nusileisti į apačią. Jo, tas kur jam šalta. Kur tu bėgi? Antrą kartą, o aš nenuskynė mane. Atvykom į savo viešbutį, einam pačilint. Esam dabar Turino oro uoste, laukiam, toj turėtų būti skrydis. Boardingas prasidės. Baigęs mūsų kelionę, varom namo, plaunam rūbus, dedamas lagaminus ir vėl dabar varysim į Zakopanę savaitei, nes naujus metus sutiksim ten. Ir jo, tai biški bus be poilsio, bet ir tuo pačiu bus linksmas tripas, nes dabar buvom su šeimo, dabar varysim su draugais. Ačiū, gal negalima filmuoti. Boardingas vyksta, einam į oro uostą, o Mišelė kažkam čia svani. Skambinam broliai, nes jie man atrodo dar vaikštinėja kažkur. Ai, tai tegul niekur neskuba. Žodžiu, Insane Baltikas turi... Baltic Petroliumas. Lėktuvas turi, karočią, Wi-Fi, tai visą kelionę galima būti online. Čia kaip kokioj į palatas ligoninėje eini taip. O, pipu. Viską, žodžiu, atsisėdom. Mano ūgiui pasakyčiau, kad dar gan daug vietos. Biški remiasi, bet jeigu tai prasiskėti, tai viskas labai gerai. Jeigu atsiloš, tai tau bus nepatogu. Ne, tai nesvarbu, jis atsiloš su viršum. Gerai, kai atsiloši žmogus prieki, tai žopa. Tai Ignai, tu neatsiloš, ką čia. Viskas, pakilom. Tai nebloga kelionė buvo, man patiko. Bet kurortas galėjo būti geresnis, kadangi nebuvo snowparko, tai vertinu 8 iš 10. Na ką, čia pasibaigė vlogas. Dėkui visiems, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, paspauskit like, pasidalinkit, pasubscribinkit ir pasimatysime kitame.